Aš susirašinėjau mintis ir idėjas ir kiekvienas kampas vis daugiau padaro tų atodangų. Taigi dabar pranešimas daktaras Vidas Poškus, menininkas, kuratorius, dailės kritikas ir rašytojas, Vilniaus dailės akademijos muziejaus direktorius. Ir šiaip jau ne pirmą kartą atvažiuojantis į Smalininkus. Ir pranešimas Lidija Meškaitytė tarp naujosios realybės ir hiperrealizmo. Taigi gero klausimų, prašom, Vidai. Dėkui, Arvydai. Nors kortelėje aš įrašytas tik vienas mano titulas - rašytojas. Tuo labai džiaugiuosi, čia praktiškai kaip medalis. Tai sveiki visi, dar kartą, jau su kiekvienu beveik individualiai sveikinausi. Ir labai džiaugiuosi, kad šį pranešimą skaitau po savo kolegų, po Živilės, kur dėja negirdėjau jos pranešimo, bet jinai man pateikė savo pranešimo santrauką į kairę ausį. Taip pat labai džiaugiuosi, kad po Aušros skaitysiu savo pranešimą, nes šiaip esu žmogus, kuris nelinkęs laikytis žodžio, tai truputėlį pakeičiu pavadinimą šio pranešimo. Na, jį galima pavadinti šiek tiek Lidos Meškaitytės kontekstų, nors poetiškiau ar rašytojiškiau mano pranešimą galima pavadinti apie idėjų plevenimą ore, arba galima kalbėti apie įkvėpimus ir iškvėpimus, kas inspiravo tiesiogiai ir netiesiogiai Lidą Meškaitytę, ką galbūt jinai pati inspiravo, bet na ir bandžiau, jeigu Aušra siekė to Lidos Meškaitytės kūrybos gylio, tai man atrodo, aš savotiškai perimu estafetę ir kalbėsiu apie savotiškus horizontus, apie tas tiesioginės ir netiesioginės inspiracijas. Kai kuriais atvejais tai galbūt yra atsitiktinės asociacijos ir paralelės, bet vis tik, kaip ir sakiau, idėjos plevena ore ir geriausias to pavyzdys vėlgi būtų, kad su Aušra dirbam tam pačiam pastate, mus skiria tik tai lubos. Aš sėdžiu paprastai antram aukšte, Aušra trečiam aukšte, girdėdamas, ką jinai kalbėjo, matydamas jos išvadas, mes apie nieko nesitarėm, tai tiesiog vėlgi tai mano pranešimas ir Aušros pranešimas irgi yra pats geriausias pavyzdys, kad kartais idėjos plevena ore, o žiūrėdamas, klausydamas pranešimų pagalvojau, kad būtų visai įdomu atlikti tam tikrą statistinę analizę ir paskaičiuoti, kokias skaidres, kokius Lidos Meškaitytės darbus rodo kiekvienas pranešėjas ir iš to galima padaryti irgi savotiškas išvadas, irgi galima kalbėti apie savotišką idėjų plevenimą ore. Tai labai aš jau čia nuo Adomo ir Ievos laikų tarsi norėčiau pradėti, kalbėdamas apie kontekstus, be abejo, pats savo bandžiau apibrėžti, kas yra tas kontekstas ir čia daug labai nesiplėsdamas, vis tik kontekstą turiu omeny kaip tam tikrą reikšminę aplinką, kuri įtakojo Lidą Meškaitytę ir kai kuriais atvejais vėlgi galima kalbėti apie labai netiesiogės tas inspiracijas, galbūt tiesiogiai Lida Meškaitytė net ir nenujautė, kad egzistuoja tam tikri reiškiniai, ar egzistavo tie reiškiniai, bet kadangi žmogus vis tik yra ir socialinis, ir kultūrinis padaras, tai tie bendrakultūriniai fenomenai kai kuriais atvejais irgi veikia mus visus, ir paprastus žmonės, ir netgi menininkus. Ir irgi savotiškas sutapimas yra tai, kad jeigu neklystu, 1938 metais į lietuvių kalbą buvo išversta ir labai populiari prancūzų meno filosofo, meno istoriko Ipolito Teno knyga, veikalas Meno filosofija. Originalas prancūzų kalba išleistas 1880 metais ir Ipolitas Tenas bandė apibrėžti, kas yra tas meno kūrinys ir kas lemia, sąlygoja, kokie faktoriai tam tikrų meno kūrinių specifiką. Ir pagrindinė Ipolito Teno išvada, kad vis tik meno kūrinio ir apskritai menininko kūrybos savitumą lemia pirmiausia gyvenamoji vieta, netgi klimatas, apie ką kalbėjo ir Aušra, ir kiti pranešėjai, vėlgi tiek su Arvydu kalbant, tai vėlgi banaliai pasakysiu tai, ką praktiškai kiekvienas pranešėjas sakė, kad važiuojant į konferenciją, artėjant link Smalininkų, tiesiog multiplikacinių
principų rodėsi Liudos Meškaitytės kompozicijos ir jos, pirmiausia, koloritas. Koloritas, spalviniai sprendimai, erdvės pajauta ir panašus dalykai. Ir tas yra įdomu dar kalbant apie savotiškas labai tolimas asociacijas Ipolito Teno kontekste, tai kad Ipolitas Tenas buvo pakankamai konservatyvus estetikos prasme ir būtent jisai plėtojo tą aristotelišką mimezijos arba imitavimo, natūros kopijavimo teoriją, sakydamas, kad tikras menas, gyvybingas, gaivus gali būti tik tada, kuomet jisai remiasi natūra. O tas menas, kuris nesiremia natūrą, nesiremia jos dokumentavimu, jis yra linkęs link dekadanso. Tai toks be abejo sutapimas, o gal ir nesutapimas, mes nežinom, galbūt Lida Meškaitytė skaitė tą patį Ipolitą Teną lietuvių kalbą, gal tą galėjo daryti, bet vėlgi tos idėjos bent jau 20 amžiaus viduryje, bent mūsų tam kultūrinėme kontekste tikrai pleveno ir egzistavo. Ir tai egzistavo. Vėlgi šioje lentelėje bandžiau apibrėžti, kas kuria tuos menininko kontekstus. Manyčiau, kad vis tik Liudos Meškaitytės atveju tos asmeninės patirtys ir traumos, šeima, gyvenamoji aplinka be abejo įtakojo jos kūrybos savitumą. Kita vertus ir tas sociumas, apie ką vėlgi Aušra minėjo, kalbėjo, kad vis tik mano įsitikinimu irgi Lida Meškaitytė buvo pakankamai socialiai netgi angažuota dailininkė, tas socialinis aspektas jos kūryboje, nors pats aš kaip menininkas, kaip meno vartotojas, to socialinio aspekto nelabai, tiesą sakant, mėgstu, bet Liudos Meškaitytės atveju tikrai apie tai būtina kalbėti ir šia prasme tai yra Lida Meškaitytė yra savo gyvenamojo laikotarpio, tai yra 20 amžiaus antrosios pusės dailininkė, labai atidžiai fiksavusi, dokumentavusi tai, kas vyko jos toje gyvenamojoje aplinkoje. Na ir pradedant nuo to Adomo ir Ievos, bandžiau savo išsikelti, kas yra miniatiūra, nes vėlgi yra tas tam tikras stereotipas, vieną iš jų minėjo Aušra, kad Lida Meškaitytė paprastai akcentuojama, bent jau tuo sovietiniu laikotarpiu, kad yra liaudies menininkė, kaip savotiška autodidaktė. Na, mūsų laikais, man atrodo, vėlgi apie tai norėjau kalbėti, kad vis tik toks Liudos Meškaitytės kūrybos vertinimas, jisai praradęs savo turbūt prasme. Kitas štampas vėlgi yra, kalbant apie Liudos Meškaitytės kūrybą, kad jinai yra miniatiūrų autorė, miniatiūrų kūrėja. Tai be abejo, tas mažas formatas tikrai yra išskirtinis Liudos Meškaitytės kūrybos aspektas, bet vėlgi analizuoti, nagrinėti, interpretuoti Lidą Meškaitytę vien tik tai kaip miniatiūros, kaip savotiško tokio specifinio, netgi nišinio žanro autorė, nebūtų visiškai tikslu. Tai čia bandžiau savo ir mums aiškintis, kas yra miniatiūra, be abejo ir Aušra rodytų skaidrių, kad žinom, kad yra vakarų miniatiūros, vadinkim mokykla, rytietiškas požiūris į miniatiūrą, vakarų kultūroje vis tik miniatiūra formuojasi, atsiranda kaip savotiškos tos rankraštinių knygų iliustracijos, kurios ypatingai klestėjo 14-15 amžiui, vėlyvaisiais viduramžiais, o vėliau atsiradus jau spaudai, šitas žanras tarsi praranda savo, jeigu ne prasme, tai populiarumą ir kartu miniatiūra transformuojasi į kitą žanrą, kaip į vadinamai portretinę arba peizažinę miniatiūras, kurios suklesti vakarų pasaulyje 18 amžiuje, 19 amžiaus pirmoje pusėje. Ir vėlgi ypač portretinės miniatiūros žanras savo populiarumą praranda atsiradus fotografijai. Tai yra irgi natūralu ir čia šia prasme galima sakyti, kad Lida Meškaitytė kaip miniatiūrų jau šiuo atveju dailininkė tartum tęsia tą vakarietišką būtent dokumentavimo tradiciją. Nesvarbu, ar tai būtų manuskriptų iliuminacijos miniatiūrinės, ar tai būtų portretinė pirmiausia miniatiūra, jos funkcija, kad ir nuo 11 kokio amžiaus atliko tą pirmiausia dokumentavimo funkciją. Tai Lida Meškaitytė irgi, jai tas dokumentavimo aspektas buvo pakankamai svarbus. Kita vertus, vėlgi kalbant apie miniatiūros transformacijas,
vėlgi buvo minėti jau mažieji olandai, 17 amžiaus olandų tapytojai, kurie sąmoningai pasirinkdavo pirmiausia ir mažą formatą, labai dažnai mažesnį už A4 ir kartu, panašiai kaip Lida Meškaitytė, jų dėmesio centre buvo buitinis žanras, buitinė tematika, interjerai, eksterjerai ir panašiai. Ir vėlgi, kuo artimi mažieji olandai Lidos Meškaitytės mentalitetui, tai be abejo ta kruopščia tapysena. Nors jų plastikos prasme vis tik mažųjų olandų ir technikos prasme mažųjų olandų tapyba tai yra aliejus, ir tas modeliavimo specifiškumas yra kitoks nei Lidos Meškaitytės. Bet kas yra, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, tai vėlgi jau ne vieną kartą šioje konferencijoje rodyta Lidos Meškaitytės kompozicija, būtent miniatiūrų tapyboje, vėlyvųjų viduramžių tapyboje, taip pat tų pačių mažųjų olandų tapyboje, švytėjimo estetikai buvo suteiktas labai didelis dėmesys. Ir čia turime Jeronimo Boscho, ne miniatiūrą, o altorinio paveikslo dydžio kompoziciją Žemiškų malonumų sodas, tai yra jo fragmentas ir matome, palyginant Lidos Meškaitytės ir Jeronimo Boscho, tą medžio modeliavimo sampratą matome, kad ta vakarietiška miniatiūrų tradicija yra savotiškai perimama kaip tam tikra estafetė. Kitas dalykas, kalbant apie Lidą Meškaitytę, apie jos tos formavimosi kontekstus, be abejo galima prisiminti dar 17 amžiuje atsiradusi tokį žanrą kaip atminimų albumas, galbūt net ir ne vienas iš mūsų vaikystės, mokyklos laikais turėjome, pildėme tokius dalykus. Šitas žanras yra atsiradęs 17 amžiaus Vokietijoje, vokiečių studentai važiuodami atostogauti arba baigdami studijas, būtent kurdavo tuos atminimų albumus, kur savo kolegoms, savo draugams duodavo pildyti. Ir ten būdavo visko, būdavo ir įvairiausių memorialijų, tai yra suvenyrinių daiktų įklijuojama, ir grafikos darbų, ir įpaišoma kažkas, įrašoma, dažniausiai eiliuota forma ir dažniausiai ekspromtų. Tai kaip vieną pavyzdį, čia yra rusiškas, dabar Puškino muziejuje Maskvoje saugomas, Jelizavetos Nejelovos, būtent suvenyrinis albumas, kuriame esama visko, esama ir įklijuotų grafikos darbų, estampų ir kaip viršutinėme kairiame kampe matome yra įklijuota sūnaus pirmo kirpimo plaukų sruoga. Tai Lidos Meškaitytės vėlgi darbai, kompozicijos, kūryba irgi vis tik nebejotinai, gal ir pasąmoniniam lygmenį, bet buvo įtakojama net ir šio žanro, jo kultūros, turint omenyje, kad Vokietijoje tas atminimo albumas ypatingai buvo populiarus dalykas. Plus be abejo, kalbant apie Lidą Meškaitytę, nebejotinas yra ir to tokio tartum masinio naudojimo objekto, tai yra atviruko žanro, ir kalbant apie ir apie formatą, apie dydį ir apie netgi kompozicinius sprendimus aspektas. Tai pašto atvirukai atsiranda vakarų pasaulyje tik XIX amžiaus pirmoje pusėje. Čia turime ne taip seniai, 2001 metais atrastą patį seniausią anglišką atviruką, ir jo dydis vėlgi atitinka Lidos Meškaitytės kai kurių miniatiūrų formatus. Ir vėlgi gyvas pavyzdys, kairėje turime Ebėjoje šiuo metu pardavinėjimą atviruką vaizduojantį Skaisgirių paštą Rytų Prūsijoje, dešinėje turime Lidos Meškaitytės kompozicija nauji namai. Tai ta atvirukinė struktūra irgi yra labai akivaizdi. Arba dar vienas pavyzdys, vėlgi Ebėjoje šiuo metu pardavinėjimas Pirmo pasaulinio karo laikų vokiečių kareivio siųstas atvirukas. Vėlgi iš tos pačios Prūsijos matome, kad Lidos Meškaitytės nupaišytas gimtasis namas 60 metais kompozicinė prasme kartoja tą vokiškųjų ar apskritai europietiškų atvirukų tradiciją. Kitas dalykas, vėlgi, čia gal ta asociacija būtų tolimesnė, bet žaisliniai namai, kurie atsiranda vakarų pasaulyje Renesanso laikotarpiu, 16 amžiuje, 19
amžiuje ir ypač Vokietijoje išgyvena savo klestėjimą, na, šis irgi dalykas egzistuoja ir mūsų dienomis, tai tie ankstyvieji Liudos Meškaitytės interjerai irgi primena savotišką ir kartu ir dokumentaciją, tam tikrą motyvo užfiksavimą ir kartu ta visa vaizdavimo scenografija primena tų žaislinių vaikiškų namų, tų baldelių išdėliojimą. Tai, na, tokia tolimesnė, bet vėlgi vis tik asociacija. Ir savo tam pirminiam pranešime atsispyriau nuo dviejų tokių meninių, tiksliau dailės, jau moderniosios ir postmoderniosios dailės reiškinių kaip neoimpresionizmo arba divizionizmo, arba dar sakoma pontolizmo ir fotorealizmo arba hiperrealizmo. Tai šie dalykai savotiškai egzistuoja, vat, būtent kaip tie drugeliai, kaip tos idėjos, kurios plevena ore, kažin ar Lida Meškaitytė rimtai domėjosi pirmiausia neoimpresionizmo visa ideologija ir mokymų, ta praktiškai mokslinė doktrina, bet tam tikrų sąlyčio taškų esama. Nes divizionizmas, čia priminsiu trumpai, kad yra savotiškas impresionizmo tęsinys, bandymas suteikti impresionizmui tam tikrą mokslinį turinį ir tai yra tapybos metodas grįstas spalvų skaidimu į grynas spalvas, turint omeny ir optikos visą teoriją, aiškinant, kad vaizdas susidėlioja suvokėjo akyse, o dailininkas turi tik tai tiesiog ant drobės atskirais potėpiais, grynomis spalvomis nupaišyti, nutapyti taškelius. Dėl to dar kitas pavadinimas yra pointualizmas, tai yra nuo žodžio, prancūzų kalbos žodžio taškas. Ir pointualizmui arba tam neoimpresionizmui panašiai kaip ir Lidos Meškaitytės kūrybai būdingas tam tikras ir skaidrumas, ir virpėjimas, ir netgi tokie aptirpę arba netgi išnykstantys ryškūs daiktų kontūrai. Tai fotorealizmas su divizionizmu neturi nieko bendro, tai jau postmoderniosios dailės reiškinys atsiradęs 20 amžiaus 7-ame dešimtmetyje, ir hiperrealizmas, pabrėžtas realizmas arba fotorealizmas, tai yra tapymas pagal fotografiją. Tai vėlgi ta visa metodija tapant arba pagal fotografiją, arba tapant kaip fotografijoje, tam tikras sąlyčio taškas jo esama ir Liudos Meškaitytės kūryboje. Tai, sakysime, turime vieną iš neoimpresionizmo adeptų ir netgi įkūrėjų Žoržo Sera peizažą Grand Came nutapytą Vakaro nuotaika 85 metais. Ir čia Žoržas Sera naudoja iš viso 11 spalvų, naudodamas 3 pirminės spalvas, mėlyną, raudoną, geltoną, ir naudodamas antrinės plus tarpinės vadinamasias spalvas, tiksliau iš tų spalvų dėliodamas atskirus taškelius, tie taškeliai mūsų tinklainėje akies ir vėliau smegenyse susilieja į vientisą vaizdą. Tai, kaip sakė Aušra, Lidos Meškaitytės kūryboje to pointualizmo tikrai esama, bet vėlgi, kaip Aušra pastebėjus per mikroskopą, ten yra dar ir kitokių techninių sprendimų. Vėlgi reikia, tai čia, sakysime, turime tokio Albero Dubois Pilė, irgi neoimpresionizmo atstovo, divizionisto atstovo kelias kompozicijas ir apatinėme dešiniame kampe turime Lidos Meškaitytės dobilėlių kompoziciją 72 metų. Matome vėlgi, kad bent jau išoriškai sąsajų tam tikrų yra. Vėlgi, turint omenyje, kad tokia technika, jeigu divizionistai tokią technologiją naudojo sąmoningai, kryptingai, plėtodami kaip mokslinę doktriną, be abejo, Lida Meškaitytė šį dalyką pasiekė, suformavo intuityviai, bet reikia pastebėti net ir klasikinių miniatiūrų technikose, ypač tapant XIX amžiuje ant popieriaus, ant drobės medžio arba, kas buvo ypatingai populiaru, ant labai plono kaulo plokštelių, irgi būdavo tos mažos kompozicijos ištapomos būtent, vadinkim, taškiniu būdu, irgi naudojant tuos taškelius. Su fotorealizmu Lida Meškaitytė sieti be abejo būtų tartum ir
ne visai tikslu, tai būtų savotiškas pritempimas, nes vis tik kairėje matome tipišką 70-mečio amerikiečių tapytojo kompoziciją, kuri yra nutapyta pagal fotografiją, tai yra aliejinė tapyba. Paprastai fotorealistai ar hiperrealistai jie vaizdavo ir vaizduoja vakarų kultūros tam tikras ikonas, automobilius, vitrinas, na ir visą tą vartotojišką gyvenimo būdą, be abejo, ten egzistuoja ir tas socialinis aspektas. Na, Lida Meškaitytė, pirmas dalykas, kaip visi puikiai žinome, nebuvo ir negyveno nei New York'e, nei Londone, nei dar kur nors kitur, bet kita vertus gyvendama savo aplinkoje, savo erdvėje, jinai veikia kaip savotiška fotorealistė, vaizduodama vėlgi tas naujoves, permainas, kurios ateina į ir didžiosios, ir mažosios Lietuvos kaimą būtent tuo sovietiniu laikotarpiu. Ir vėlgi tie tam tikros naujos civilizacijos objektai, kaip viadukai, autobusai ir panašus dalykai sušmėžuoja ir Lidos Meškaitytės kūryboje. Tai be abejo, Lida Meškaitytė abejotina, ar sąmoningai sekė tas naujausias meno kryptis ir kažkaip analizavo, bet čia turbūt pats geriausias įrodymas, kad tos idėjos iš tiesų labai panašios gali pleventi ir megapolėje kaip New Yorkas ir kur kas mažesnėse Lietuvos vietose. Na ir vėlgi, šiandien buvo daug kalbama apie Genijus Loči, ką ir Aušra, mačiau, savo išvadose buvo parašiusi, tai iš tiesų tas menininko ir jo gyvenamosios aplinkos santykis yra be galo svarbus jau ne vieno menininko atveju, čia turėsiu ir keletą pavyzdžių. Akivaizdu, čia per nelik daug ilgai neišsiplėsdamas, kad vis tik reikia pastebėti, kad išskirtiniai ryškūs menininkai, jie sukuria tam tikrą pridėtinę vertę savo gyvenamai vietą ir man atrodo Lida Meškaitytė vėlgi tai, kad mes važiuodami į Smalininkus matome šį peizažą Lidos Meškaitytės akimis, tai yra pats geriausias įrodymas. Tai vėlgi su savo žmona Aistė praeitais ar užpraeitais? Praeitais, kaip laikas bėga, praeitais metais būdami plenerė skirtame Lidos Meškaitytės būtent garbiai, irgi patys stebėjomės, kad visur matome Lidos Meškaitytės motyvus. Ir būtent tas ryšys tarp menininko ir jo aplinkos čia tokiu būdu ir pagrindžiamas. Ir reikia pastebėti, kad Lida Meškaitytė, kaip tam tikros konkrečios savo vietos kūrėjai, yra tikrai ne išimtis, tokių pavyzdžių mes turime labai daug. Vienas iš tokių pirmųjų galbūt pavyzdžių, tai būtų anglų tapytojas, peizažistas Jonas Consteblis, kuris gimęs kaimelyje tarp Esekso ir Safolko grafysčių, čia rytų Anglijoje, jisai praktiškai visą savo kūrybą pašventė būtent tai vietoviai, Dedam Vale vietoviai ir reikia pastebėti, kad mūsų laikais būtent ta dailininko gyvenamoji vieta net ir yra vadinama Consteblio šalimi, Constable Country. Tai, man atrodo, Smalininkus ir jų apylinkės irgi galime drąsiai vadinti Meškaitytės šalimi ar Meškaitytės kraštu. Ir reikia pastebėti, kad būtent menininkas su savo aplinka ar aplinka su jos menininku ypatingai suauga tokiais simbiotiniais ryšiais tada, kuomet yra dirbama iš natūros, ar plenero sąlygomis, ar tiesiog tuomet, kada ta aplinka tiesiogiai inspiruoja dailininką. Tai sakysime, Polis Cezanas, kuris irgi paskutiniuosius ne vienerius metus gyveno savo gimtajame Ekse, jisai tapė savo vietos peizažus irgi savotiškai sukurdamas pridėtinę vertę tai savo gyvenamai vietai. Arba vėlgi čia tokius keletą tokių asociacijų, kur matome, kad, be abejo, Lida Meškaitytė tą patį Van Gogą arba Cezaną galėjo puikiausiai žinoti ir tie motyvai čia vėlgi pasikartojantis skirtingų autorių, skirtingų laikotarpių menininkų kūrybose rodo, kad vėlgi tą mano teiginį banalų, bet teisingą, kad idėjos kartais tikrai plevena ore.
Irgi ta menininko ir aplinkos atveju verta paminėti, kad ir Barbizono mokykla, Barbizonas tai kaimelis netaip į pietus nuo Paryžiaus, Fontainebleau miške, kur XIX amžiaus pirmoje pusėje kūrėsi dailininkų tapančių iš natūros peizažus kolonija ir Žanas François Millet yra vienas tos mokyklos atstovų, vėlgi čia taip labai asociatyvinių principų atsirado, kažkokios sąsajos, vizualinės sąsajos tarp Lidos Meškaitytės, to vadinkim banalaus siužeto, tai yra tiesiog runkelių kaupimo ir jau tokio kultinio, chrestomatinio, klasikinio, labai gerai žinomo Millet darbo Viešpaties angelas arba Angelus, kur vaizduojami bulves kasantys ir kasdienę maldą kalbantis valstiečiai. Čia toks nukrypimas iš šono, kad peršvitus rentgenu šią kompoziciją, tai pirminiam variante vietoj bulvių pintinės buvo miegantis ar miręs tų valstiečių vaikas pavaizduotas. Tai va, dar ieškant tam tikrų kultūrinių kontekstų, be abejo vis tiek reikia turėti omeny ir vokiškąją profesionaliąją dailę ir pirmiausia tarpukario laikų tapyba. Vienas iš jų toks reiškinys tai buvo naujasis objektyvumas kaip savotiška ekspresionistinės tradicijos transformacija ir Georgas Šrimfas būtų vienas tokių asociacijų prasme vienas ryškiausių pavyzdžių. Kertasi net ir tam tikros biografinės detalės. Viena vertus, kad ir nuo vaikystės buvo apsėstas piešimo. Kitas dalykas, kad prastos sveikatos, nes ją susigadino vengdamas karo tarnybos. Ir kartu galima pasižiūrėti į motyvus. Tai turime 4 Georgo Šrimfo darbus ir 1 Lidos Meškaitytės kompoziciją. Georgo Šrimfo darbai 20-30 metais nutapyti. Vėlgi, kas pirmiausia vienyje šiuos tartum labai nutolusius geografiškai dailininkus, nes Georgas Šrimfas ne vienerius metus gyveno tiek Berlyne, tiek Miunchene ir labai dažnai tapė būtent pirmiausia Miuncheno apylinkių peizažus. Tai pirmiausia tas toks sąstingio, praktiškai ikoniško sąstingio įspūdis, ir šia prasme matome, kad vėlgi tos idėjos savotiškai plevena ore. Ir vėlgi Georgas Šrimfas tapė ne tik portretus, bet ir peizažus, kurie pasižymėjo kaip ir Lidos Meškaitytės atveju, be abejo ne formatais, nes čia formatai daugiau mažiau klasikiniai, 50x60 maždaug, bet tie sustingusios ramios ir švytinčios kompozicijos vėlgi leidžia kalbėti apie tam tikras asociacijas. Tai dar būtų keli pavyzdžiai, pieštukų ir akvarelė atlikti, net ir technikos kai kuriais atvejais šiek tiek kertasi. Ir vėlgi net ir spalvinę savo gamą ir taip pat tuo mano minėtų sustingimų Georgas Šrimfas ir Lida Meškaitytė yra savotiški dvasinis brolis ir sesuo, jeigu taip galima kalbėti. Nors tapymo technikos prasme be abejo Georgas Šrimfas tapė truputėlį kitaip nei Lida Meškaitytė, nenaudojusiai to potėpio neišryškino kaip mūsų aptariama autorė. Dar vienas, jau labai tolima asociacija, bet vis tik tam tikrų paralelių yra, tai yra Andrew Veitas, amerikietiškojo realizmo atstovas, savo vadinamosios regionalizmo tapybos atstovas, nes Andrew Veitas panašiai kaip Lida Meškaitytė praktiškai gyveno neišvažiuodamas iš savo gimtojo Četsfordo vietovės ir Kušingo kaimelio ar miestelio, vasaromis gyvendavo vienoje vietoje, žiemomis kitoje vietoje. Ir vėlgi, kas įdomu, kad kaip ir Lida Meškaitytė pasižymėjo silpna sveikata, mokėsi namuose, pirmiausia iš savo tėvo. Čia atsiprašau mano
Telefonas birbė. Tai Andrew Waito garsiausias paveikslas yra Kristinos pasaulis, vaizduojantis neįgalę savo kaimynę Kušingo būtent toj vietovėje iš Olsonų giminės. Ta moteris kaimynė negebėjo vaikščioti, jinai tik šliaužėdavo, čia jinai ir nutapyta, nors reikia pastebėti, kad čia modelių dailininkas naudojo savo žmoną, o ne tą kaimynę. Kita vertus, vėlgi, panašiai kaip Lida Meškaitytė, vis tik jos portretuojamų asmenų tarpe dominavo motina ir tėvas. Andrew Waitas, tapydamas, tikrai kurdamas daugybę portretų, ne vienerius metus jisai vaizduodavo savo kaimynę, vokiečių kilmės moterį Helga Testorf, kuri kartu buvo ir jo meilužė. Tai tų darbų serija, vadinamieji Helgos paveikslai, jų yra sukurta labai daug ir labai įvairiomis technikomis. Tai arba, vėlgi, dėl savo ir silpnos sveikatos, bet ir šiaip dėl motyvo turbūt sąmoningo pasirinkimo, Andrew Waitas yra sukūręs vadinamąją langų seriją, kur tiesiog fiksavo, tiksliau reikėtų gal sakyti, vaizdus matomos per savo rezidencijos Kušinge vasaros metu langus. Ir tų darbų sukurta daugiau nei 200 vienetų. Irgi reikia pastebėti, kad dailininko poslinkiai, kaip Lida Meškaitytė, tarsi pradeda kurti kaip menininkė po to tragiško atsitikimo. Andrew Waitas, jau būdamas dailininku, jo kūrybos savotiška transformacija įvyksta tada, kada tragiškai 45 metais traukinio katastrofoje žūsta jo tėvas ir sūnėnas. Tiesiog automobilis palenda po traukiniu. Ir tas darbas, kurį matome kairėje, žiema, yra nutapytas būtent tose apylinkėse, kur žūsta Andrew Waito tėvas. Ir tas savotiškas sąstingio, vėlgi pakartosiu, ikoniško sąstingio momentas, kuris būdingas ir Lidai Meškaitytei, jis Andrew Waito kūryboje atsiranda būtent po minėtos katastrofos, nes iki tol jis tapė tokia kur kas realistiškesnė akademizmo prasme maniera. Ir dar norėčiau keletą žodžių patarti apie savotiškas vietinės asociacijas arba genijus ločių. Tai spėsiu per 7,5 minutės. Tai vienas iš tokių tarsi savo, ir pakankamai tolimas Lidos Meškaitytės giminaitis galėtų būti Mykolas Šeduikis, dailininkas iš Alantos, šviesuolis, vietos šviesuolis, kuris buvo įstojęs į Kauno meno mokyklą, bet jos nebaigė, nes neturėjo tam pinigų. Ir paskui daugybę metų jisai dirbo Alantos vidurinėje mokykloje, tarpukario laikais jinai dar buvo pradžios mokykla. Tai panašiai kaip Lida Meškaitytė kūrė, tiksliau, darėsi pati savo teptukus, Mykolas Šeduikis, būdamas dar ir muzikalių žmogumi, jis darydavo smuikus. Ir kalbant dar irgi apie tam tikras asociacijas, reikia pastebėti, kad mirus Mykolui Šeduikiui, Alantoje stovėjo jo namelis, kuris buvo tapęs tokiu, irgi tai buvo vietos žmonių, visiškai privati iniciatyva, tai tas namelis buvo kaip savotiškas memorialinis Mykolo Šeduikio muziejus. Ta muziejų daugybę metų globojo, juo rūpinosi Mykolo Šeduikio, tokia kaip mūza, galima sakyti, Levutė Grigienė. Prieš, jeigu neklystu, daugiau nei 10 metų tas namelis buvo restauruotas, sutvarkytas. Tais pačiais metais jisai buvo, kaip manoma, sąmoningai padegtas ir sudegė, to namelio dabar neliko. Darbai ir kai kurie daiktai buvo išgelbėti ir dabar ir saugomi Alantos gimnazijos muziejuje. Tai čia vėlgi tokie faktai apie pakankamai liūdną šio muziejaus likimą turbūt būtų kaip savotiška užuomina ir kalbant apie Lidos Meškaitytės namelį, kad vis tik turime saugoti. Tai Mykolas Šeduikis be abejo ir tiek savo veikla ir charakteriu jisai, jeigu Lida Meškaitytė vis tik buvo daugiau dailininkė intravertė, o Mykolas Šeduikis
dailininkas ekstravertas, kas puikiai matosi net ir iš jo autoportreto arba kitų portretų, kur žmonės įsivaizduoja tokiamis labai degančiomis, aistringai degančiomis akimis. Kita vertus skiriasi net ir tam tikrai formatai ir užmojai. Tai sakysime, 70 metais prieš savo mirtį Mykolas Šeduikis nutapė didelę, čia daugiau nei 2 metrų, 2,70 m, jeigu neklystu, ta ilgoji kraštinė Žalgirio mūšį ir šiaip jį tos istorinės aspiracijos labai ženkliai įtakojo, nes jis tapė būtent Žalgirio mūšio temomis ir 63 metų sukilimo temomis. Tai čia su Lida Meškaitytė tartum nėra nieko bendro, bet kita vertus jo tokioje ramesnėje, peizažinėje tapyboje matome, kad vėlgi tas harmonijos paieškos jį tartum gali sieti su Lida Meškaitytė. Dar vienas Lidos Meškaitytės, vadinkim, giminaitis, bet irgi tai gal savotiškose kabutėse, tai būtų dailininkas savamokslis Vladas Juodagalvis. Vladas Juodagalvis šiuo metu gyvena Anykščiuose, pardavinėja savo paveikslus Anykščių turguje, yra gavęs, serga jau dvasinę ligą ir tas matosi ir jo net ir kūryboje, bet vėlgi galime pamatyti tam tikrų asociacijų, tai ir motyvų prasme, kita vertus net ir tas tapybos skrupulingumas, būtent smulkaus potėpio naudojimas pastebimas ir Vlado Juodagalvio kūryboje ir, apskritai augalų, peizažo motyvas, matome kažkas bendro tarp jo esama. Kita vertus, dėmesys detaliai vienyje abejus dailininkus, kairėje pusėje matome Vladą Juodagalvį, dešinėje Lidą Meškaitytę. Kita vertus, Vladas Juodagalvis, aišku, savo kompozicijoje vaizduotas tamsiasias pasąmonės įvairias pusės, paauglystės kažkokias sindromus, krizė, berniukiškos pirmiausia ir taip toliau. Jo darbai yra ir pakankamai ironiški ir kartu matosi įtakojami to potrauminio sindromo, sovietinės patirties, sovietinės ideologijos ir panašiai. Lidos Meškaitytės darbai, čia man irgi kalbant apie idėjų plevenimą ore, tai buvo keista matyti, kad pasirinkom su Aušra praktiškai tuos pačius dalykus. Tai vėlgi, kairėje pusėje turime įvairių dailininkų tą skerdienos motyvą, dešinėje turime Lidos Meškaitytės tą pakartą šunelį. Bet kita vertus be abejo, kad po tuo pakartų šuneliu esama ir pakankamai taip tarsi po ta harmoningos kompozicijos skraiste slepiasi didelis nerimas ir sielvartas. Ir visą tai be abejo lemia tai, kad vis tik Lida Meškaitytė dokumentuodama viskas, kas vyksta aplink jos tam gyvenamajam pasaulyje, matė, kad miršta tas jos buvęs pasaulis ir tas irgi yra akivaizdu. Ir pabaigai 2 minutės, tai būtų vėlgi apie tuos, kalbėjau apie įkvėpimus, tai galima kalbėti ir apie iškvėpimus, tam tikrų sąlyčio taškų, ieškant jau kur labai konkrečių, tai be abejo būtų Algimantas Švėgžda. Tai Algimantas Švėgžda tikrai turėjo pažinoti puikiausiai Lidos Meškaitytės kūrybą. Vėlgi juos abejus vienyje tas toks liūdnasis aspektas, tai liga, nes 82 metais Algimantas Švėgžda susirgęs sunkia liga išvažiuoja gyventi rytų Vokietijoje ir jam būdavo atliekamos dializės procedūros. Dializės procedūrų metu jisai paišydavo. Ir pirmas dalykas, dėl ligos jisai buvo priverstas ir mažinti savo formatus kūrybos, vėlgi pasirinkdamas tą miniatiūrinį delno dydžio formatą ir kartu ta kūryba įgauna visai kitą matmenį. Tai čia dar porą skaidrių, rodančių, kad kažkokių vaizdinių motyvo asociacijų tikrai yra labai daug tarp Lidos Meškaitytės ir Algimanto Švėgždos. Tai vienas to kelio motyvas būtų, lieptelio motyvas būtų, netgi architektūriniai motyvai, vėlgi tai dešinėje pusėje būtų Jurbarkas, kairėje Berlynas, bet viskas yra apgaubta tokiu amžinybės sąstingiu, amžinybės rūkeliu. Ir vėlgi netgi ir portretai, tarp jų nesvarbu ar senas ar jaunas, bet tarp jų irgi esama tam tikrų sąsajų. Ir čia irgi keletas vadinamų Švėgždos dializės piešinių, nedidelio formato kompozicijos, kurias Algimantas Švėgžda paišydavo prijungtas prie dializės aparato.
Tai vėlgi rodo tam tikrą santykį ir sąsają su Lida Meškaitytė. Ir netgi tas, siužeto banalumas, jo pasirinkimas, kuris suteikia tai kasdienybėje tam tikrą sakralumo ar šventumo antspaudą, vėlgi yra akivaizdus tiek vieno, tiek kito dailininkų atvejais. Būtų tiek. Dėkui. Ačiū Vidui, tai dabar iš salės klausimas. Iš tikrųjų, tai susidaro, toks man pradeda dėliotis vaizdas, kad, aišku, jau skirties nėra, ar liaudies menininkas yra iš tikrųjų žmogus unikalus savo kūrėjas, bet po biškį įdedamas į tą pasaulinį kūrybos kontekstą ir aš Lidiją matau centre ir visi kiti tarsi mokinasi iš Lidijos, čia juokauju, bet iš tikrųjų mes keliam jos lygį ir Smalininkų vertę, aš jau dabar taip suprantu. Ne, kaina keliam, o ne taip. Kaina kyla jau. Ir Smalininkų taip, nes ir dar viena atodanga, ir po kiekvienos atodangos, kaip sakė, kuo daugiau žinau, tuo mažiau žinau, tuo daugiau tų atodangų atsiranda. Aš kiekvieno pranešimo matau vis daugiau, vis žymiuosi ir aš dabar galvoju, ką daryti. Stoti į Dailės akademiją. Taip, taigi ačiū Vidui ir dabar paskutiniam pranešimui, aišku, galvokime, aš tikrai norėsiu labai diskusijos, kiekvieno galbūt kam įdomu kažką išsakyti, nes mes ir esam šiandien, kad užduotumėm klausimus ateičiai, kad užduotumėm klausimus mums toliau visiems, kaip gyventi ir kaip dirbti, ne tik tai su Lidijos kūryba, apskritai, tai svarbu kultūriniai šių dienų erdvei. Ir iš tikrųjų dabar kviečiu Renatą, kolegė iš Tauragės Santakos muziejaus, Renata Karvelis, jos, Renata, tau čia pseudonimas, taip, ne, kaip rašytojos, kultūros lauko stebėtoja ir kritikė, Tauragės krašto muziejaus Santaka kultūros edukacijų skyriaus vedėja, faciliatorė, čia man nelabai aiškus tas žodis, Renata paaiškys, bet man Renata praeitais metais, kada buvo mūsų pagrindinis metų renginys, kada mes atidenginėjome skverelį ir aš Renatus prašiau vesti tą renginį, į man uždavė klausimą. Mes kalbame apie Lidijos istoriją, apie tai, bet kaip į jos kūrybą žiūri jaunas žmogus, kaip žiūri žmogus jaunas, kuris neturi meno pagrindų, ir man iškilo klausimas, ir prireikė turbūt atsakymą ir dabar aš Renatus ir prašiau pažiūrėti per jaunų žmonių prizmę, jeigu mums pavyks, taip pratęsti paskui diskusijoje. Taigi, Renata, jau pasiruošus?